Gerai, reikia nusiraminti, čia ne MTB start, čia nebus to. Išrovimo iš karto. Sveiki atvykę į Gravel varžybas, taigi pirmos šiais metais Gravel varžybos, tikriausiai ir paskutinios. Sau leidžiu per metus vienas Gravel varžybas, tai šį kartą šansas Gravelonui, pilis ir trasa gan greita, tai su MTB tikriausiai bus ką veikti. Trasos ilgis 81 km, sukilimo nedaug, dalyvių tikrai netrūko, buvo gausu. Tai startas 1 km neutralizacija, bet ganėtinai greita ta neutralizacija ir jau šaunam kuo labiau į priekį. Tai šiom varžybom, kas buvo pamodifikuota dviratyje, tai priekinė žvaigždė uždėta didesnė 38 dantų, kad išsukti, kaip matome, tokį greitį kaip 44, 50 su 34 žvaigždė jau truktų bėgio. Na ir išvažiuojam į žvyrkelį, greitis nemažas, visi ieško už ko pasislėpti nuo vėjo, kadangi buvo labai vėjuota diena, o su MTB ypatingai turi pasiieškoti užuovėjos, nes beveik kaip subūrė važiuoji. Na ir jau nuo pirmų kilometrų tikrai jutosi gan nemažas tempas, sunku buvo laikyti su ta pirma grupe. Matome taip pat kelis dalyvius su MTB iš mano grupės. Tai Gravelonė yra atskira MTB grupė be amžiaus grupių. Tiesiog visi MTB į vieną grupę. Na, pastebėjimas Gravel varžybose toks, kad į posūkius labai su graveliais pristabdo ir paskui turi labai rauti šito posūkio, kad vėl pagreitėti. Su MTB ganėtinai sudėtinga tai padaryti būdavo. Varžybose dalyvavo taip pat ir keli mano komandos nariai su Gravel dviračiais. Taip pat mynė 80 km distanciją. Juda grupelė, šiek tiek kažkokie vyksta pakitimai, kažkas išvažiuoja į priekį, grupės byra, ganėtinai aukštas tempas, greitis didelis, vėjas taip pat nemažas, tai tokios gan intensyvios varžybos buvo ypatingai su MTB, tai kažkiek trūko tos aerodinamikos. Viena tokia iš pavojingesnių gal vietų Gravel varžybose, tai šita bala buvo. Jau įspėjo organizatorius prieš startą apie šitą balą. Po kairę matome 1000 km dviračių. Galite užeiti į jo kanalą, pasižiūrėti, kaip viskas atrodė iš šio perspektyvos. Na ir nemažai buvo asfalto ruožų, tai man asfalto ruožas asmeniškai buvo pats sudėtingiausias šioje trasoje ir šiuose lenktynėse. Tikrai labai sudėtinga buvo atsilaikyti grupėje netgi važiuojant asfaltu. Čia vos manęs neišstumė lauk. Šiaip nemažai tokių mikrokontaktų buvo, tiek ir man, tiek ir kitiem, kiek mačiau. Tai netgi pasidaro tarpas asfalte ir reikia dasivyti tą grupę, paraginu, bet jau pavargę turbūt irgi, kaip nekeista, ir bandau pats dasivyti ir prisivėjom tiek pirmą grupę, grįžtam. Ir žinau, gal kokius 5-6 kartus buvau tiesiog išplaukęs ir vėl parplaukęs. Užmeta šiek tiek priekinį ratą, nepataikau į vėžę, nusvedžia į šoną, bet įsilaikau. Tai buvo tokių pradžioje trasoje šlapių tokių vietų, balų, kažkas iš galo, atsimenu, šaukė, nevažiuokit per balas. Tai nelabai ką čia gali kartais apvažiuoti, kai toks greitis ir dar važiuoji grupėje. Tai vėl kaip ir išplaukiau, vėl atsilikau nuo tos pirmos grupės, vėl atrodo viskas ir atvažiuoja komandžiokas, Mažvydas ir datraukia mane taip gan stipriai iki grupės vėl. Tikrai gan buvo sudėtingi tie kilometrai pirmieji, na jau 17 kilometras, bet visą laiką turėjai palaikyti tokį gan intensyvų tempą ir ganėtinai daug vatų įdėti, kad išsilaikyti. Tai tokios gan, sakyčiau, net sunkiausios varžybos, kokiose dar šiais metais dalyvavau, nes ištisai tiesiog tempas
Na ir matome vėl kontaktas, čiut neįstumė Gravelistas MTBisto ir lyg ir tas pats, kuris mane vos asfalto ruožė neįstumė, tai... Bet viskas gerai, įsilaikė ten, tas MTBistas grįžo į trasą. Kartais atrodo, kad kiti rikiuojasi ir net nepasižiūri, kur jie rikiuojasi. Aišku, mes šiek tiek čia gan nesaugiai su tais plačiais vairais, kai kur netelpam, kai kur jie labiau įpratę susiglaudę važiuoti, o mes turim platesnį vairą, tai kliūna tas vairas visiems. Na, šios varžybos man šiek tiek priminė plento varžybas. Dėl to didelio greičio, dėl tų grupių tokių, tai toks plentas / gravelis. Na ir vėl asfaltas, mirštu čia, tikrai stengiuosi iš paskutinių išlaikyti tokį greitį, ieškoti užuovėjos. Toks mažas konfliktas, komandos narys iš Antari norėjo, kad įlysti į tą tarpą, kur aš važiuoju. Tipo komandos nariui čia kažkokia yra privilegija, kad turiu jį užleisti. Tai nemanau, kad taip yra. Jeigu aš būčiau jį užleidęs, greičiausiai būčiau ir nukritęs iš tos grupės, nes buvo greitis apie 55 km/h. Tai tikrai būtų negerai buvę. Na ir po asfalto ruožo yra tarpas šioks toks iki pirmos jau grupės, kaip ir prieš tai po asfalto ruožo. Tai jie pravažiavo tą asfalto ruožą dar greičiau, tai neįsivaizduoju, kaip reikia tokį tempą išlaikyti su MTB. Bet po biškį prisitraukimas komandos nario pagalba. Trūka grandinė. Čia techniniai nesklandumai, kurie ir sustabdo mano dalyvavimo šiose varžybose. Grandinė. Nu ką, varžybos baigtas, trūko grandinė. $32 kilometras. Trūkos grandinė. Kada va teks įsikviesti kažką, ką parvežtų. Kas mane parvežtų. Ai, dabar be to geriau nepakažiu. Ja. Nu, sulaukiau pagalbos. Stojo Dalius Norgėla, Voltas, labai didelis dėkui. Tai galėsim pravažiuoti savo eigą atgal. Tai du sujungimai. Ai, tai ne per sujungimą, matai trūka? Ne, viens buvo. Ai, viens. Trūka per tą jaučių vietą, kur aš dajungiau. Ja, šiaip, dabar reik dėti tą. Dabar. O. Du raktą, ne? Vieną kartą. Nu, sutvarkė mane, aš parvažiuosiu. Jeigu vėl, jeigu netrūks vėl. Ne, trasai važiuoju, toliau, bet... Na ir tęsiam varžybas, bet jau nebe varžybaujam be konkurencijos tikriausiai. Daug laiko čia buvo sugaišta. Na ir pamatom, kad Daliaus Norgėlos komandžiokas taip pat turi problemų, tai stojam padėti. Prokolas, kiek pasakojo, važiavo pirmas, antras. Nu,
dėl prizinės vietos taip pat. Skylė tikrai nemaža, tai gan sunkiai sekas sutvarkyti. Tangalį dabar turit sodu? Neskėda tai visą. Kieta? Užteks. Labą dieną. Nu ir tam kartui sutvarkom, davažiuojam iki maitinimo punkto, pasistiprinsim, atsigaivinsim, neskubėdami. Ir toliau tęsia padangos tvarkymą, nes nelaiko tai, ką padarėm. Virčiau viską. Maitinimo punkte gausu buvo vandens, kolos, guminukų, bananų, šokoladukų. Viskas, nusimetį. Na ir bandom važiuoti toliau. Ir čia pravažiuodamas pasako, kad užsiklijavo padangą, tai dabar jau lėkiam normaliai. Tai kai atsuko čia po tos padangos sutvarkymo, tai rūkštų buvo, man labai rūkštų. Visur beveik 40 tiesiog greitis, tai nežinau, aš taip su MTB turbūt nesuvažiavęs tokiais greičiais. Tai netgi su visais sustojimais ir su viskom, va čia gavosi vidutinis greitis 33 km/h. Tai nežinau, kosmosas visiškas. Tai vis daugiau mūsų lietuvėlėje gravel dviračiai populiarėja. Tai aš vis dar laikausi. Parašykit komentaruose, ar norėtumėt mane pamatyti su gravel dviračių varžybose, ar likti ištikimam MTB. Na ir ganėtinai ilgas asfalto ruožas, dar vienas buvo trasoje, kad ir jau nusiėmė nuo varžybų, bet man tas grįžimas buvo ganėtinai sudėtingas čia su jais, tikrai suko gerai čia. Tempas buvo ganėtinai aukštas ir ganėtinai po šių varžybų ilgas atsistatymas buvo. Tai nežinau, dėl tų pradinių 30 km žvėriško tempo ar dėl ko čia. Na ir artėjame čia prie finišo, tai ačiū, kas žiūrėjote ir iki kitų kartų. Tikriausiai sekantį kartą jau susitiksime MTB varžybose. Iki. Finišas. Kur čia bendmin? 10. Nothing good, nothing bad. Trūko grandinė. 30 kėlė.